su No Drop projekte. Tai yra matomai labai daug nesuprantančių, apie ką tai yra aplamai kalba. Daug kas galvoja, atsakant į kai kuriuos komentarus, kuriuos rašote, galvojate, kad svaigina gėrimą labai naudingais narkotikais, kuriem, sako, patinka, o tai kam čia nepatinka nemokamai apsisvaiginti. Narkotikai nėra naudojami tie, kurie yra šiaip naudojami daugumos, taip kaip kokainas ar amfetaminas. Narkotikai yra naudojami žymiai stipresni, kurie išbalansuoja jūsų mąstymą, ištrina atmintį, jūs tiesiog po to nieko nebeatsimenate. Ir taipogi labai yra kenksmingi sveikatai. Tad jeigu tai yra perdozuota, jūs net galite turėti labai rimtų sveikatos problemų. Tad čia yra ne juokas, aš suprantu, lietuvių logika yra pasijuokti, žiūrėti į situaciją juokingai. Bet jeigu tai nutiktų jūsų artimųjų rate ar jūsų šeimos rate, tai tiesiog būtų jau visai kitaip kalbama, sakyčiau. Tad mes bandome, kas yra mes, tas mes esu aš, bandau skleisti žinią, apie kurią nelabai kas kalba. Nukentėjusieji, jie nenori kalbėti apie tai vien dėl šito smerkimo. Vieni supranta negatyvą vienaip, kiti supranta negatyvą kitaip. Ir yra labai sunku atrasti tą viduriuką. Tad jie apie tai net nekalba, nėra pranešama netgi policijai, nėra einama į ligoninę, kad padėtų, padėtų išsivalyti organizmą. Tad tokie pasakymai kaip arba nereikia eiti į klubus. Iš vieno video jūs suprantate, kad tai gali įvykti tik tai klube. Deja, tai yra netiesa. Realybė yra žymiai prastesnė ir baisesnė, nes tai gali įvykti bet kur. Tai gali įvykti festivalyje, tai gali įvykti miesto šventėje, tai gali įvykti jūsų pasimatymą. Jūs to žmogaus nežinote, vis tiek kažkada tai vyksta tas pirmas pasimatymas, žinoma. Tai va. Tai gali įvykti bet kur, jūs galite būti su savo vaikais, jūs galite būti su draugiam ar netgi su savo antra puse.